Čia yra visos žmonijos tunelis, ne? Toksai mintis, visų žmonių. Yra tavo toks laukelis. Čia aišku, jeigu šitas tunelis daug didesnis. Ir čia daug skraido. Čia yra tavo astraliniai visi tie dalykai, tos plytos, ne? Dabar kaip vyksta viskas. Vyksta dažniausiai šitas mumis pradeda dirginti. Taip. Į čia siunčia, ne? Taip vyksta. Taip. Žmogų, šitas sunkesnis, kaip sakyti. Taip. Nors kuprą užaugina šitas laukas. Žmonės kuproti yra per daug minčių turi, kai sako, jos spaudžia. Ne šitas laukas. Ir kame visas fintas, šitas pakyla į šitą ir tada pradeda čia, pažiūrėjau, raudona šviesa, ne? Ir kur raudona mintis, ten raudonos spalvos, ne? Ir prisitraukia. Ir paskiau, tada vėl atgal čia žemyn. Ir ten dedasi tie blokeliai. Ir paskiau čia informacija pakyla į viršų, vėl prisitraukia ir vėl O paskui tu šitam lauke, kai sakyt, šitas jau mintis čia turiu minti, kad apatinės čakros. Jo, čia jau kaip pasakyti, ne tai, čia gali būti ir šitoj, ir viršutiniai čakrai. Čia yra... Bet kur. Čia jau neturi, čia kokia mintis ir kokia pretenzija, kokia, pavyzdžiui, kai būna tas jau labai sunkus atvejis, kai žmonės labai jau savęs nekenčia, kaip įvardina, sako, nekenčiu visos iš viso netoks, ten aplamai, tokie būna labai negatyvumo daug. Tai kas tada jau pas jį gaunasi netgi, jau tada ir tie prielipos visokie prie galvos ir ne tik depresijos, jau ten eina, ten juos smaugia, pavyzdžiui, per meditaciją kažkokią, jeigu tu darai praktiką, tai jisai dūst pradeda žmogus natūraliai. Nes jis, pavyzdžiui, jam tiek užsmaugta šitą čakrą, kad jis nenuleidžia šviesos, nėra to vaikščiojimo ir tada jiem ten ir ašaros, ir ten jie ir pykina, ir ten